Labadiena, su jumis sveikinasi antroji Lietuvos architektų rūmų tinklalaidės laida. Tinklalaidės, kur kviečiame architektus ir architektūrai nebeingus pašnekovus kalbėtis apie amžinas architektūros ir miestų problemas, aptarti aktualijas. Ir šiandien norime kalbėti apie miestą. Laidą pavadinome "Kas daro miestą?". Ir norim su pašnekovais aptarti, tai kogi visgi reikia, kad mes suprastumėm pirmiausia ir galėtum susitarti dėl mūsų miestų vystymo vizijos krypčių. Ir šiandien turim du tikrai išskirtinius pašnekovus. EIKA įkūrėją ir valdybos pirmininką Robertą Dargį. Sveiki. Ir urbanistą ir architektą Mindaugą Pakalnį. Sveiki. Ir gal pradžiai, kalbant apie miestus, lyg atrodo, bent jau utopiškai norisi nusistatyti tam tikras svajonę arba užsiduoti kažkokią kryptį pokalbį. Man miestas atrodo, kad yra kažkoks amžinai nebaigtas projektas, kuris galbūt net mums nesąmoningai fiksuoja mūsų visgi pažangos lygį, kultūrą, kai kurias jo dalis mes pripažįstame, suprantame ir saugome, kitas mes suprantame kaip problemą ir norime jas pakeisti, o trečių mes gal iš viso nematom. Tai žinau, kad Mindaugas tikrai, čia jo pagrindinė tema, bet gal norėčiau pradėti nuo Roberto. Kaip jums atrodo, kas tas būtų jūsų, kaip Robertas daro miestą? Pirmas dalykas, kai mes kalbam apie miestą, vis tik tai reikia suprasti, kad esminis miesto vystytojas nėra nei EIKA, nei joks ten Citusas, nei joks, Ikoras, Haneris ar kas nors. Pagrindinis miesto vis tiek plėtros arba miesto vystymo vizijų uždavėjas yra vis tiek pats miestas. Arba, sakykime, tas, kas šiandien yra miesto lyderis, kas šiandien yra miesto architektai, jie dėlioja ateitį. Nes miestas yra, jeigu taip kalbėti, be galo sudėtingas mechanizmas. Taip atrodo paprastai, kad tai tik tai gatvės, kad tai tik namai. Iš tikrųjų, jau mes, jeigu turėtume atskirą apie miesto kultūrą, apie subkultūras, apie bendruomenės, čia toks sluoksnis gyvas yra. Tai jeigu taip atsakyti truputėlį, aš manyčiau, kad miestą kuria miestelėnai arba miestiečiai, tie, kurie šiandien diskutuoja apie savo miestą, kurie dalinasi iš labai skirtingų pozicijų savo matymais. Aš įsivaizduoju, kad miesto lyderiai turėtų girdėti juos, turėtų dėlioti tas vizijas į kažkokį tai, planinius dalykus ir taip toliau. Ir jeigu kalbam apie gyvą tą tik tai infrastruktūrą arba patį urbanistiką, bet nuo to, kaip žmogus jaučiasi mieste, nuo to, kaip jis jame gyvena, kaip jis komunikuoja, aš turiu po miestą, kur jisai leidžia savo vaikus, kokia švietimo sistema, kokia sveikatos sistema, kokia bendruomenių sistema, kokia pramogų, kultūros visa. Tai ir užduoda toną tam tikrą miesto ateičiai. Pirmas dalykas, turbūt miestas nėra niekada sustojęs. Jis arba miestas plečiasi, arba miestas traukiasi. Nepamirškim, kad mes nebūtinai tik tai apie plėtrą turim kalbėti. Yra miestų, kurie traukiasi, tarkim, Lietuvoje nemažai tokių miestų yra, aš nesenai dalyvau įdomioj regioniniai konferencijai, tai tarkim Pakruojis, kuris savo laiku turėjo 14 000 gyventojų, tai šiandien Pakruojai gyvena mūsų visų nustebimui 4400 žmonių, iš kurių turbūt aš bijau taip spėti, bet kokie 4000 yra tiesiog pensininkų. Arba žmonių, kurie yra visiškai išlaikomi valstybės. Tai tas vėl užduoda toną, tų žmonių poreikiai, tų žmonių, sakykime, gyvenimo būdas. Ir šiandien dieną reikia suvaldyti tą, nes kelių tinklas nesumažėjo, infrastruktūros tinklas visas nesumažėjo ir taip toliau. Ir tam, kad tą miestą atlaikyti, vėl reikia atskirų sprendimų. Taip, kad jeigu vėl apibendrinti šiandien dienai, miestas yra mūsų visų gyvenančių, veikiančių, kuriančių tą miestą ir be jokios abejonės architektų matymo toks simbiozė ir išdava. Jo, man atrodo, tu čia gerai uždavė, iš tikro miestas niekada nebaigtas ir jie labai keičiasi ir iš tikro miesto gyvenimą formuoja tie žmonės, kurie gyvena. Kodėl atsirado miestai? Todėl, kad žmonėms reikėjo susiburt ir reikėjo kartu apsiginti nuo priešų, reikėjo prekiauti,
reikėjo spręsti kažkokius infrastruktūros klausimus, kartu buvo geriau, ar ne, Olandijoje būt kartu buvo svarbiau, nes jie dar nuo vandens gynėsi, tai jie dar anksčiau tą visą gyvenimo kartu ideologiją padarė. Mums, kaip čia pelkių gyventojams, tai mes iš vis retai turbūt kitą šeimą susitikdavom ten viduramžiais. Tai ta prasme, mums tas miestas, mes tik dabar, kaip lietuviai, kaip tauta mokomės tą miestą pažinti. Labai nedaug yra tikrų lietuvių, tų tikrų 100% miestiečių, kur bent kelios kartos būtų miestiečiai. Ir, miestas man kaip architektui, tai pirmiausiai tinklų sistema, įvairių tinklų, nes tinklai yra susisiekimo, yra tų tinklų, kurių nematom po žeme, yra gamtinis tinklas, kažkokios upės, raguvos, kalnai, ten yra gamtinė sistema, kuri irgi veikia tinkliškai. Ir aišku, yra žmogaus sukurtų erdvių tinklas. Ir jeigu tie tinklai sugula gerai viens ant kito, tada galim gauti gerų dalykų. Susikirto 2 gatvės ir graži gamtiškai vieta, mes ten padarėm skverelį. Ar ne, ar dar skverelis, kadangi ten migracijos koks nors koridorius ir daug ežiukų bėga, jisai ir žmonėm ir ežiukam labai gerai. Ir iš tokių tų tinklų sankirtų pasidaro tos erdvės, kurias miestiečiai gali naudoti vienaip, gali kitaip. Yragi garsus viduramžių piešiniai, kaip Romoje vidury Koliziejaus Ožkaus ganosi, reiškia, tai jie nebenaudojo to miesto, kaip naudojo romėnai, jie atėjo agrocivilizacija ir pradėjo miesto erdvės naudoti, vėl agrokultūrai. Tai be abejo, kad tai yra erdvės ir tai yra žmonės. Ir turbūt šitas visokių čia tų gali būti sankirtų ir simbiozių, kaip mes tą miestą matom vienu ar kitų periodų. Ir aišku, plečiasi, traukiasi, užsišaldo. Ir be abejo, kad tas, ką Robertas minėjo, kad iš tikrųjų, patys miestiečiai, jie per vieną ar kitą procesą lemia, koks tas miestas bus. Gerai, tai sakykim, lyg ir nusistatėm gairės. Aišku, turbūt įdomiau kalbėti apie miestus, kurie plečiasi. Vilnius plečiasi, turbūt Kaunas plečiasi. Ir turbūt man vis laik įdomus specifiškumas. Reiškia, mes kaip lietuviai neseniai tą miestą lyg tai pradedam patys taip pilnai formuoti, turim daug nuomonių ir, man atrodo, mūsų miestai savotiškai atspindi tą konfliktą. Mes girdim, reiškia, iš vienos pusės Vilnius yra ten kažkokios apklausose pripažintas kaip ten žaliausių miestų, patrauklių gyventi, jaunimas Lietuvos irgi patenkintas, turbūt nemaža dalim tą miesto gyvenimo kokybę, bet mes viduj, ypač Vilniui, būdami, jaučiam tą įtampą tarp, sakykime, tam tikrų modelių, kuriuos mes galbūt matom kaip pavyzdžius, ten 15 minučių miestas, šis kompaktiškas, tvarus, toks sofistikuotas miestas ir galbūt mūsų situacija, kuri yra tokia daugiasluoksnė, yra, reiškia, tas centrinis miestas, centras, kur yra senamiestis, kaip ir aiškiai suvokiamos kaip vertingos zonos su tais nusistovėjusiais tinklais. Tada yra kažkokie nauji sovietmečio rajonai, kur jau išskysta tie tinklai ir tada yra pusiau tokie nekontroliuojami priemiesčiai, kurie irgi turbūt atsirado dėl to, reiškia, nesugebėjimo surasti balansą tarp, reiškia, to miestietiško gyvenimo ir, laisvės prieinamumo galbūt, reiškia. Tai, galbūt, kaip jūs matot, kaip galima suderinti tą plėtrą viduje ir laisvę daryti miestą, kur nori, reiškia, plėstis ir panašiai. Jo, čia toks labai aišku, čia galima apie tai parašyti kokias 5 ar 10 knygų, ta prasme, bet buvo realiai keli bandymai, ar ne? Viduramžiais tai buvo tokie miestai, kuriuos valdovas suplanavo, tai Lietuvoje Klaipėda. Teisingas gatvių tinklas, vietoje padėta pilis, suplanuotas, reiškia, gotikinio plano, bet stačiakampio plano miestas, ar ne? Vokiška kultūra, germaniška. Vilnius, jis radialinio plano, atsitiktinai susiformavę gatvelės, bet vis tiek žmonės surado ten kaip susitvarkyti, žodžiu, turi prajoti su ietim skersai arklio, kad neužkliūtum už namų ir vertikaliai, kad neužkliūtum su ietim irgi virš ten kažkokių įsikišusių balkonų. Vis tiek buvo kažkokios bendros sutartos taisyklės, kaip tą miestą padaryti. Ir paskui, reiškia, vis tiek miestas vystėsi iš žmonių iniciatyvų ir tarpusavio susitarimų. Ir buvo tas, man atrodo, Lietuvoje periodas, kuris tą mūsų supratimą apie miestą dar iki šiol traumuoja, tai būtent tas modernistinis planavimas, Le Corbusier,
Tai Europoje ir pasaulyje tai buvo pakankamai trumpas epizodas 6000 metų miestų egzistavimo laikotarpiu, ar ne? O mes realiai pagal tos modernizmo principus atstatėm visus savo miestus sugriautus Antro pasaulinio karo metu ir įvykdėm urbanizaciją visoje šalyje labai didelę, ar ne? Vilnius ten kelis kart išaugo, prisistato daugybę būstų ir tas toks kertinis modernizmo principas buvo, kad nebėra erdvių sistemos, apie ką aš kalbėjau pradžioj. Yra namai, pievos, susisiekimas, darbas, būstas ir nėra erdvių, kur žmonės renkasi, leidžia laiką, tai yra tas socialumo aspektas, jis buvo paneigtas. Ir ten daugmaž buvo, aš jums rūpužės pasakysiu, kaip jūs turit gyventi. Aš taip suplanavau, čia bus sodas, čia bus greitkelis ir jūs va taip gyvensit, kaip aš sugalvoju. Atsirado tas Le Corbusier kūrėjo tokio, va, aš misija mano yra sukurti jums gyvenimą. Ir man atrodo, šitas dalykas paneigė tą 6000 istoriją, kai miestai, nu taip, jie buvo planuojami, jie buvo vystomi gabaliukais pagal poreikį, bet nebuvo tokio požiūrio, kad mes dabar padarysim gyvenimo mašiną, apie ką kalbėjo komunistai ir komunistų mėgstamas architektas Le Corbusier. Čia aš gal šiek tiek aštriai pasakiau, bet panašiai taip ir buvo. Taip ir buvo. Ir vat man atrodo, kad šitoj vietoj dabar mes su savo miestiška kultūra vėl turėtume eiti prie tų miesto erdvių apgyvenimų. Atrasti, kas yra mano, kas yra mūsų, ne visa erdvė yra mūsų ir jo stovi namai, man reikia trupučio privatumo. Ir tas privatumas, mano supratimu, nesibaigia vien tik tai laiptinės kodinė spyna arba miegamojo užraktu, ar ne? Mano supratimu, mano kiemas yra irgi mano kiemas, kurį aš naudoju kartu su kaimynais ir ta erdvių sistema vieša, privatu ir visai privatu mano. Vat jinai vis tiek mūsų šitoj civilizacijoje yra susiformavusi ir man atrodo, mums jinai yra kertinė ir mes turime į savo miestus vat su tokiu užraktu eiti. Čia, jeigu taip kalbėti apie... Čia reikėtų labai daug kalbėti iš viso apie šiuolaikinį Lietuvos, jeigu miestą kalbėti, tai nepamirškim, kad dar turbūt 1900 metais Lietuvoje miestuose gyveno geriausiu atveju turbūt keli procentai gyventojų, nes turbūt absoliučiai 96-7% gyvenom kaimuose. Iš vis jau tokių nebuvo, tai jeigu tarkim, kiek aš domėjausi Šiauliais, ten toks labai man įdomus tipažas pramoninkas buvo Frenkelis, kuris, reiškia, Šiauliuose pastatė tais laikais, reiškia, neįsivaizduojamą daiktą, fabriką, kuris buvo sankirtoj dviejų didelių tinklų, reiškia, Ryga, Karaliaučius ir, reiškia, Liepoja, čia Daugpilis, atsirado ant kryžkelės visiškai. Tai Šiauliuose buvo 5000 gyventojų, iš kur 1250 dirbo pas Frenkelį. Ir iš esmės miestų istorija, ypatingai paskutinių šimtmečių, turbūt apibrėžė pirmoji pramoninė revoliucija, kada, reiškia, pasiekoje atsirado fabrikai, pradėjo kurtis tie miestai, kokius mes dabar įpratę gal matyti, kvartalai, sluoksniai žmonių, ta prasme, tas turėjo įtakos. Ir jeigu, tarkim, Kauno vertinti prieš karinį, ir vėl čia skirtingi žmonių sluoksniai, skirtingas gyvenimus, skirtingas dalis miesto kūrė ir tas irgi paliko pėdsaką. Dabar kas toliau įvykę yra pas mus. Mindaugas labai gražiai papasakojo apie Corbusier, reiškia, etapą, kada iš tikrųjų mūsų architektai jo įtakoj formavo Lietuvos miestus, nes tos istorijos didelės Lietuvos miestų, kaip ir sakau, nebuvo. Tai tada kas atsitinka, reiškia, kad į miestus, nepamirškim dar vienas dalykas, vyksta didžiulė industrializacija po Antro pasaulinio karo, nes praktiškai agrarinė valstybė, labai įdomu, kai aš domėjausi truputį seniau, reiškia, apie tą revoliucinę situaciją, kur čia proletariatas kėlė revoliucijas, taip toliau, kodėl Lietuvoje nebuvo jų, dėl to, kad nebuvo gamyklų, nebuvo nei proletariatų, jį dirbtinai bandė kurti, iš Rusijos atvežti diversantai, bandė kurti nepasitenkinusius žmonės, bet kadangi visi didžioji dalis buvo valstiečiai, savo vienkėmėse augino savo karves ir kiaules, tai jų labai revoliucija nesubursi, nes jie turi ką prarasti, ta prasme, jie yra nuosavybės turėtojai. Tai po karo formuojasi kas? Po karo formuojasi pirmas ir svarbiausias dalykas, išnaikinamos bendruomenės yra kaip tokios, kas padėjo labai didžiulį pėdsaką miestuose. Antras dalykas yra sunaikinama dar labai svarbus institutas, privati nuosavybė. Nebelieka. Kitaip tariant, jeigu mes lyginam vakarų miestus su mūsų miestais, vakarų miestai kūrėsi rinkos ekonomikos sąlygomis. Kitaip tariant, žemė kainuoja, viskas kainuoja, tas suponuoja irgi ekonominis aspektas svarbus miesto vystymus. Pas mus to nebelieka, nes nuosavybės nebėra.
Tai valstybė kaip nori, taip ir vysto miestus ir architektai vienokio ar kitokių pasisėmė savo idėjų, konstruoja jį. Tai čia dar vienas aspektas. Sekantis aspektas, kuris yra labai svarbus mūsų miesto vystyme, tas ypatingai dabar, reiškia, aš net paskaitą tokią esu paruošęs ir skaičiau anksčiau, kad, reiškia, kas yra šiandieninis miestietis Lietuvoje. Tai yra iš esmės kolektyviniai pasąmonė vienkiemistas. Tai yra žmogus, kurio tikrai seneliai didžiąją dalim absoliučiai yra atėję iš vienkiemio. Koks jo noras yra, reiškia, šiandien dienai. Aš apie tai taip truputėlį juokaudamas sakau. Šiandien, kai aš pats dar pardavinėjau ir mūsų produktus, ir butus, ir namus, ir aš suprantu, sakau, jūs perkat butą tam tikrą kompromisą darot iš tikrųjų, bet jeigu jūs savo laisvai norėtumėt pasirinkti savo, kokį jūs idealų gyvenimą įsivaizduojat, dauguma absoliuti paišo tą patį paveikslą. Aš norėčiau namo, prie miško, prie ežero, prie upės, kad nebūtų kaimynų jokių, kad troleibusas atvažiuotų į kiemą, kad vaikui darželis būtų už 5 minučių nuo namų nueiti, parduotuvė 10 minučių nueiti, mokykla 10 minučių nueiti. Kitaip tariant, jo pasąmoniai konstruojamas miestas, kuris nieko bendro neturi su šiuolaikiniu miestu. To neįmanoma padaryti. Miestas visų pirma, reikia suprasti, yra kompromisas mūsų visų, tam tikras. Mano gyvenimo, va tą, ką kalbėjo Mindaugas apie privatumą, kurioje tu vietoj užsirakini. Ar tu užsirakini miegamai, ar tu užsirakini savo butą. Aš tokių istorijų labai daug mačiau. Laiptinė visiškai baisiai atrodo, bet butas visas kabo Svarovskio kristalais. Ir va čia tas vienkiemistas pralenda vėl. Ir tas iš esmės formuoja šiandien miestus vėl. Nori tu nenori. Mes susiduriam šiandien per viešus svarstymus su tai žmonėm, kurie nenori, kad nieks aplink nesistatytų, bet miestas apart savo architektūros turi ir savo ekonomiką. Šiandien dieną infrastruktūra, kuri kainuoja tikrai nepigiai, jūs pažiūrėkit, kiek reikia ją po to išlaikyti ir taip toliau, jinai turi irgi pamatuojamus dalykus. Aš turiu menį tiek viešą transportą, tiek infrastruktūrą inžinerinę, tiek sveikatos, tiek švietimo, tiek pramogų. Tie visi dalykai yra suskaičiuojami ir pamatuojami. Ir miestas tam tikras turi, sakykime, pamatuotas arba mažiau ekonomiškai naudingas erdves. Ir va šitoje vietoje reikia vėl kalbėtis ir ieškoti, kas tas atitinka, bet mano įsitikinimu šiandien dienai mes per mažai apie tai kalbam. Ir dažnai tie žmonės, kurie turėtų šiandien būti labiau girdimi, aš kalbu apie tą patį architektų rūmų institutą, kuris yra tikrai svarbus. Šiandien aš pasigendu tų žmonių diskusijų, aš pasigendu urbanistinių forumų, kuriuose daugiau apie tai šnekėtume. Ir aš įsivaizduoju, kad šitas miesto ateities paveikslas tik gali formuotis per kalbėjimas, per supratimą. O dabar mes praktiškai ką turim? Jeigu tik koks jautresnis dalykas, ten susirenka žmonės, prisirakina prie ten, nežinau, prie medžio, prie stulpo, prie kažkokio solelio, leisim, neleisim. Nėra tos tokios normalios diskusijos, koks tas miestas turėtų atrodyti, ir čia yra mūsų visų atsakomybė. Čia nėra, kad čia kažkoks vienas žmogus gali pasakyti, aš Mindaugą rodau, bet turiu omeny, jokių būdų, reiškia, kad va, taip turės būti ir viskas. Aš manau, kad šitoj vietoj reikia tam tikros brandos ir žmonėse. Dėl to, kad žmonės vėl visko nori labai paprastai. Čia bendraja prasme, jeigu kalbėtume apie lietuvius, jie nori paprastų paaiškinamų dalykų 2 žodžiais. Gyvenimas yra daug sudėtingesnis, o miestas yra dar labiau sudėtingesnis, nes tiek daug visokių čia dalykų vyksta. Bet ir šitoje vietoje aš įsitikinęs, kad mes matysim toliau besitransformuojantį Vilnių, turbūt, matysim jį policentrinį kažkokį, kur vystysis ir ta infrastruktūra reikalinga žmonėms gyvenimui, nes dabar didelė bėda, kas apkrauna iš tikrųjų labai miesto ir gatves ir transportą, kad mes čia šukuojam per tą miestą. Vat prasidėjo rugsėjo 1. Aš pats, aišku, mano vaikai jau dideli, bet aš kalbuosi su jais apie anūkus, aš kalbuosi su draugų vaikais, kur jie kaip. Tai čia vyksta toks po miestą šatlinimas dėl visokių būrelių, mokyklų ir ko tik nori. Aš įsitikinęs, kad šitoje vietoje mes dar turėsim kur tobulėti. Aš dar norėčiau biškai praplėsti šitą temą dabar. Ta prasme, realiai mūsų dabartiniai miestiečiai, vat paimkim Vilniečius, tai 300 000 Vilniečių gyvena tuose modernistiniuose Le Corbusier principai suplanuotos rajonus. Jie, kad gali būti kitoks miestas, naujamiestiškas, senamiestiškas, su savo užsirakinamu kiemu, su savo terasa prie 1 aukšto, dabar jie pavydi naujų projektų savininkam, žiūrėk, jie terasą turi. Bet jis, ta bendruomenė, kuri ten gyvena, bandėm tokius projektus daryti. O jūs gal norit prie savo 9 aukščio viršuliškėse pasidaryti terasas? 1 aukšte.
Nu, sako, ne, man cigarečių primėtis iš 5 aukšto, nesąmonė, niekad, nu, ta prasme, tokia hebra tam name gyvena, kad jie net negalvoja apie tai, kas jau kito statuso žmonėm, kurie už savo pinigus pasiskolintus iš banko, sunkiai uždirbtus, nusipirko tą butą, jie visai kitaip tą miestą naudoja. Ir ta prasme, vėlgi, va tas, nu, žagrės iš mūsų kišenių iš tikro labai labai smarkiai kyšo. Kadangi dabar turiu visos Lietuvos duomenis, mūsų tikslas dabar, kad savivaldybės tvariau vystytųsi, tai pasižiūrėjom, iš Vilniaus per 11-21 metus į periferiją, tai yra į naujas teritorijas, ne Vilniaus rajone, bet kur nieko nebuvo. Išvažiavo 500 000 žmonių. Įsivaizduojat, koks skaičius? Tai realiai, 8% miestiečių įsikėlė į priemiesčius. Tai jeigu ne tie 13 000, kurie įsikėlė į Naujamiestį, Paupį, va ten tą visą centrinę miesto dalį, tai mes turėtumėm katastrofišką miesto nukraujavimą ir jo gyvybingumo sumažėjimą. Bet Mindaugai, tas pats Klaipėdos. Taip, Klaipėdos, taip, tas pats. Dar kaip apkrauna infrastruktūrą miesto tie visi dalykai. Vakare iš Klaipėdos išvažiuoti neįmanoma. Taip, visi stovi kamšti išvažiuoti iš miesto, nes visi važiuoja į Trušelius ir ten jau užsirakina savo namuose ir neturi net baro kur nueiti. Tai žodžiu, būtinis alkoholizmas namie vietoj to, kad tu nueini į barą su draugu ir visas gyvenimo būdas toks formuojasi tų priemiesčių. Dar vėlgi, darėm tokią studiją Vilkaviškyje, ar ne? Kodėl Vilkaviškis? Nes labai charakteringas. Antro pasaulinio karo metu nunešė viską. Pristatė 5 aukščių tokių, ir viskas tokioj palaidoje erdvėj. Ir kas dabar miesto centre, kas tik galėjo iš jų pabėgo. Pabėgo kur? Į naujų individualių namų kvartalą. Ir ten realiai liko socialiai patys silpniausi sluoksniai, ten, kur daugiausiai galėtų būti gyvybės. Ir man atrodo, nėra kito kelio, kaip tą vėl transformuoti tą centrinę dalį, vėl padaryti į miestų. Ta prasme, ir čia tada dažnai visos tos mūsų renovacijos, ten tie visi pastatų šiltinimai, šitoj vietoj kartais net gal blogą tarnauja, blogą tarnystę, gal reikia smarkiau, drąsiau tą daryti. Man irgi įdomus, aš gal truputį reziumuosiu, mes turim tą vos net, kur daugiausia gyventojų gyvena, modernistinį miestą, pastatytas top-down iš viršaus, nupieštas planas valstybinės žemės neribotam kiekyje ir įgyvendintas miestas. Tada turim vėlesnį, jau 2090 pradžioj prasidėjusi privatų, mažesnį ir stambesnį vystymą, kur ne visiems užteko pušynų, upių ir ežerų, bet iš esmės daug kas įgyvendino tą svajonę, bet jie tik po to suprato to realią kainą, kad iki mokyklos toloka, kelias nebūtinai asfaltuotas ir galima čia vardinti be galo. Bet reiškia, paskutiniai duomenys, paties paskaitą kažkuria žiūrėjau, kad visgi Vilniaus centro ir Naujamiesčio tankumas, naujų gyventojų kiekis ir, reiškia, didėja, nepaisant to, kad didėja ir būstai. Kad žmonės, turi didesnius būstus, bet nepaisant to intensyvėja. Tai reiškia, kad tas trendas, reiškia, turėti, supratimas apie tą sugyvenimo miestą, su paslaugom, su pramogom, čia jaunoji kartoj truputį ateina. Bet čia tik Vilnius. Tik Vilnius. Visur kitur realiai tas, čia tas užstatytų teritorijų tankis. Tai Vilniui jis didėja, iš tikro žiauriai geras dalykas, padidėjo nuo 42. Kiek nedaugia Europos Sąjungos senbuvių hektarė, apie 150-170 žmonių turėtų. Taip, ta prasme, o pas mus yra Vilniui buvo 42. Buvo, reiškia, 13 metais, dabar turim 8. Tai Vilniui išaugo. Kituose miestuose irgi trupučiuką išaugo, bet išaugo dėl karo pabėgėlių. Ta prasme, kurie ten atvažiavo ir užpildė tuščias erdves. O Vilniui išaugo ženkliai daugiau, reiškia, vis tiek Vilnius labiau auga gyventojų skaičium, negu plečiasi į išorę. Ir čia žiauriai geras rodiklis yra, jeigu mes lyginam tą miesto konkurencingumą, efektyvumą, tai man atrodo, čia ir yra dalis Vilniaus sėkmės. Kodėl tas centras miesto atsigavo. Bet kalbant plačiau, tai ar mes turim kažkokią ilgalaikę urbanistinę ambiciją, ypač kaip sostinė, reiškia, kad, pasakysiu, pavyzdžiui, Kauno centras yra suplanuotas cariniais laikais, Rusijos imperijos laikais, bet įgyvendintas didžiąją dalim jau nepriklausomos Lietuvos, užstatytas tais gražiais tarpukariniais modernistiniais pastatais, kurie visai kitą charakterį kūrė negu karoliniškės. Taip. Ir reiškia, bet dabar mes turim didelį paveldą tų tiek priemiesčių, tiek tų modernistinių rajonų. Ar mes turim kaip miestas, kaip visuomenė kažkokią viziją, kaip įtraukti šitą miesto dalį, ją galbūt net radikaliai pakeičiant,
ne vien renovacijos spalvom ir ten aikštelių išplėtimų. Ar mes galime mąstyti, pavyzdžiui, apie valstybinės žemės kažkokį panaudojimą drąsesnį, reiškia, kad kažkaip, keisti tą miestą? Pirmas dalykas, aš čia gal užbėgu už akių truputėlį, mes būtent LNTPA, reiškia, ir miesto kartu sutarimu, mes darom 24 rugsėjo forumą, Vilniaus forumą, kuris vadinsis Vilniaus ambicija. Iš esmės, tai noras yra truputėlį peržvelgti Vilniaus galimybės 25 metam į priekį. Bet aišku, yra apie urbanistiką kalbėsim, kalbos nėra, bet yra daug sluoksnių ir pati idėja, kokią aš pasiūliau iš viso tam forumui, tai yra Napoleono tortas. Kitaip tariant, miestas, jau kaip mes ir kalbėjom, yra daug sluoksnis dalykas. Ir mes pasikvietėm specialistus ir, sakykime, autoritetus iš kiekvieno sektoriaus, kuris yra mieste svarbus ir kuris gali turėti savo plėtrą 25 metam priekį ir kiekvienas iš jų pristatys savo matymą, kaip atrodytų miestas jų akimis, jų sektoriui ir bandysim ieškoti, o kaip tada visas miestas galėtų atrodyti. Ir čia mes einam tarkim, pradedam nuo švietimo, nuo akademijos, tarkim, Vilnius yra universitetinis miestas, norim, nenorim, virš 50 000 studentų šiandien yra mieste, jie uždeda savo antspaudą, nes čia ir studijos, čia ir mokslas ir kaip mūsų ta plėtra dabar, sakykime, šito mūsų akademinio pasaulio. Sekantis dalykas, tarkim, medicina. Šiandien mes turim klasterius jau biotechnologijų, šiandien turim vos ne Nobelio premiją gavę, reiškia, genų žirklių ir tų, reiškia, atradimus ir taip toliau. Ir vėl medicina turi didžiulį potencialą, jeigu taip žiūrėti į ateitį, individualus gydymas iš baltymų, iš skirties personaliniai vaistai ir taip toliau, čia gali turėti didžiulę plėtrą ir jis vėl miestui turės, aišku, naują visiškai failą, dėl to, kad atvažiuos kiti žmonės mokslo daryti, atvažiuos tyrimai, atvažiuos žmonės gydytis, čia vėl tarptautinis yra failas, atsidaro didelis. Sekantis didelis failas, apie ką šnekėsim, kultūra. Koks šiandien potencialas yra kultūros ir kiek čia dar yra neįveiklintos erdvės, aš kalbu plačiaja prasme. Pramogos. Ar Vilnius gali tapti regiono pramogų sostinė, tarkim, kur atvažiuotų geriausi koncertai, geriausi pasirodymai ir taip toliau? Aš manau, kad gali. Šiandien vėl klausimas infrastruktūros. Sekantis dalykas sportas, tarkim. Ar Vilnius gali tapti olimpiados rengėjų? Ko reikėtų, kad taip atsitiktų šiandien dienai? Per toli nuėjau, pabandykim pasaulinės Europos varžybas, lengvosios atletikos ir taip toliau, plaukimo pasaulinės varžybos, infrastruktūros, kokia jinai. Šiandien jinai ryškiai per maža mieste yra, kur galėtume mes paimti tikrai daug erdvės. Ir einam toliau, sakykime, kaip užsieniečiai mato, kodėl jie čia važiuoja, kaip bendruomenės mato tą plėtrą ir be abejo urbanistiką, kaip mes užduodam visą judumą, erdves, tokią miestą. Ir aš manau, kad mums reikia daugiau apie tai kalbėti, mums reikia daugiau pradėti matyti kitus, nes mes dabar labai iš savo siaurų pusių tik tai įeinam į miestą, į miesto plėtrą. Kuo daugiau mes sėdėsim ir kalbėsim, tuo daugiau atsiras galimybių, tuo daugiau mes susitikę po 10-15 metų sakysim, pažiūrėkit, kaip pasikeitė. Gal Vilniui tikrai normalu tapti ir 8, ir 900 tūkstančių, o gal ir milijonų miestų. Čia viskas yra ambicijos klausimas. Jau šiandien Vilnius yra pralenkęs Baltijos šalių tarpe, be abejo, jau visus miestus turbūt, ne? Pagal plėtrą, pagal augimą, nekalbu pagal ekonomiką iš esmės. Bet jeigu mes galim dar plačiau, vis tiek pagalvokim, ta Baltarusija vis tiek neamžinai diktatūroje bus. Aš manyčiau, kad ateis laikas, kai ten vis tiek ateis kažkokie pokyčiai, turbūt visuomenė pasikeis, visai normalus kaimynas, kur daug žmonių ir žmonėm poreikiai dideli, tas pats, sakykime, su šita šiaurinė, rytinė dalim Lenkijos, kurie, ta prasme, Vilnius turi potencialą šiandien dienai, tik tai aišku, reikia apie tai daugiau šnekėti ir siūlyti idėjų. Dar, aišku, labai priklauso nuo visuomenės raidos. Čia mes dabar taip lyg pradėjom nuo to, kaip gali pasikeisti pats miestas. Jeigu tą žiūrėt platesnį visą vaizdą, tai vis tiek miesto augimas labai smarkiai lemia demografiją. Ne? Pas mus gimstamumas 1,2. Tragiškas, turėtų būti 2,2. Pusė gimstamumo, kad visuomenė atsikurtų. Tai tikėtis su tokiu gimstamumu Lietuvoje Vilniaus augimo, tai reiškia, kad šitam Vilniui po 1-1,5 kartos nebebus galima susišnekėti lietuviškai, ar ne? Arba lietuvių kalba nueis į šoną, arba
visoje kitoje Lietuvoje nebus su kuo šnekėti, nes visi bus Vilniui. Ar ne? Jeigu su tokia prasta demografija mes matom didelį augimą. Realiai dabar Vilnius auga, aš ten vėl tokį šiek tiek esu žiūrėjęs, reiškia, tai realiai ta atėjimas iš kitų mažųjų miestų. Ten Radviliškis koks nors, iš čia migracija didelė ir ten būdavo apie 3000 žmonių, kiek pritraukia studentų, kurie čia pasilieka. Ir staiga buvo tie 20-30 tūkstančių čia pas mus per metus pašoko. Kas tai buvo? Tai buvo žmonės nelaimės atvaryti į Vilnių, karo pabėgėliai, jie čia per smūgį atvyko, kažkas liko, kažkas pabėgo, kažkas išvažiavo toliau, ta prasme, bet toks smūginis pokytis mano supratimu netgi žalingas būtų. Ta prasme, mes tada prarandam tą tokį natūralų miesto augimą. Ir vėl, jeigu žiūrėt, kuo miestai konkuruoja, kodėl Vilnius, tai toks Richardas Blythas buvo, jis darė tokius tyrimus. Kodėl žmonės renkasi gyventi kažkur? Tai jisai sakė, kad labai paprasti dalykai. Kiek, reiškia, pasiekiamumas darbo vietos, pasiekiamumas kažkokio kito europinio centro, tai daugmaž koks mano atstumas iki New Yorko. Irgi yra rodiklis. Koks mano atstumas iki Frankfurto ar iki Berlyno, valandomis. Ten girdėjau, kaip vieno Suomijos miesto meras sako, I live 12 hours to New York. Jam 12 valandų iki New Yorko nusigauti. Mums per Frankfurtą turbūt ilgiau, jie iš Helsinkio turi tiesioginį skrydį. Labai paprasta. Ta prasme, tai tokie dalykai, viešos erdvės, kultūra, vaikų išsilavinimas, šitie daiktai labai lemia, labai žmogiški. Ten nereikia kažkokių super truper, ta prasme, jeigu tu turi darbą, turi patrauklę veiklą, tas miestas turi potencialą būti. Ir vėlgi iš tikrųjų labai daug priklauso nuo tų susitarimų, kokius mes bendruomenėje turim. Įsivaizduoju, dabar centre statybos leidimai, ar ne? Sunku gauti, kaimynai pyksta, nebeduodam leidimų, darykit, ką norit, nebeleisim statyti. Kas atsitinka? Žmonės vis tiek kažkur ieškos, kur gyventi. Plėsis priemiesčiai. Ar ne? Dabar pasižiūrim priemiesčių urbanistinę struktūrą, tokie grebliai suformuoti, tokie pagal sklypų ribas, reiškia, tiek kvartalėliai, realiai naujosios Šnipiškės. Tai jeigu norim pamatyti tuos rajonus po 150 metų, tai nuvažiuokim iš Šnipiškės. Panašiai ten viskas atrodys. Turbūt tie visi pamiškių rojaus kvartalai, aplink Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir kitus miestus. Bus tokios Šnipiškės, nes net struktūra nepadaryta, ar ne? Ir miestas, netgi nenorėdamas kartais, ar ne? Politiškai, pavyzdžiui, tau baisu išduoti statybos leidimus, nes žmonės pyksta, ar ne? Tu gali taip įstumti miestą į stagnaciją. Taip, ir ta prasme, ir aš atsimenu, kiek buvo pastangų, kad tie 13 000 žmonių atsikraustytų. Ta prasme, kaip reikėjo vystytojus pritraukti, kad jūs gal nebėkite ten į tuos perkunkėmis, žiūrėkit, centre yra, mes čia padėsim, suderinsim detaliuosius, padarysim, kad jūs galėtumėte ateit, gal kažkokią infrastruktūrą investuosim. Puikiai atsimenu tuos 4 metus, kai vaikščiojo ten tie vystytojai, kurie pirko jau lėktuvus, sakė, ten bus Vilnius, reiškia, aplink Bygą kažkur. Ir ačiū Dievui, kad ne aplink Bygą, nes tada tai turėtumėm bėdą, ta prasme. Bet sustojęs miestas, jis vėl, jau mes čia diskutavom, kad jis negali visiškai būti tam pačiam lygmenį, jis pradės degraduoti. Ir taip, norim, nenorim, mes susidursim tada su miesto centru pervestimų, kur vakarų Europai ne viena mieste yra tas daryta, dėl to, kai degradavo, ištuštėjo tie centrai, po to jau reikėjo kištis ir savivaldai, supirkinėti vėl teritoriją, supirkinėti statinius ir iš naujo įkvėpti gyvybę į ten. Britiškų miestų, tokių labai daug. Į Britaniją nuvažiavus tokios istorijos. Jie ir iki šiol tų istorijų ten neišlipa. Ten kiek minučių traukinys iki Londono, viskas kas toliau irgi turi iššūkių. Bet aš dar noriu truputį sugrįžti, man labai patiko olimpiados ambicija, aš kažkaip galvojau apie gal Baltijos šalių olimpiadą, reiškia, tokia vėliava įsmeigti geopolitiškai būtų labai sveika, bet grįžtant prie tarptautinio konkurencingumo ir iš kitos pusės prie gimstamumo problemos. Iš vienos pusės taip, kūrėsi verslai, kūrėsi infrastruktūra, gerėja gyvenimo sąlygos, bet kartu ir labai brangsta. Vilnius yra turbūt jau dabar brangiausias Baltijos šalių ir gal net vienas brangesnių regione miestų. Ir ar nėra taip, kad kažkuria dalį to mažo gimstamumo ir jaunų šeimų mažo kiekio, reiškia, lemia tai, kad tiesiog Vilnius yra per brangus ir jauni žmonės sunkiai pasiryžta šeimai, suprasdami, kad bus labai sunku įsigyti būstą, ten jį padidinti. Ar mes galim
ar miesto planuotojai, ar vystytojai, ar pats miestas gali kažkaip, bent truputį gerinti, pavyzdžiui, būsto prieinamumo situaciją. Čia gali, be abejo. Ir yra tų pavyzdžių begalės. Tarkim, tas pats Kopenhagos pavyzdys man tikrai patikęs labai, kada, tarkim, atsitiko mieste problema, kad vidurinio viešo administravimo žmonės dingo iš miesto. Tiesiog nebeliko policininkų, nebeliko seselių, felčerių, nebeliko savivaldybės tarnautojų, nes jiems Kopenhagoje nebeįmanoma gyventi, tą, ką jūs sakot, per brangu. Neringa Lietuvos, va ta pati bėda. Amerikoje labai šitas dalykas. Nebeįmanoma. Kas atsitiko? Žmonės išvažiavo į kitus miestus, tam dėl to, kad, bet miestas tai turi funkcionuoti su visais savo sluoksniais ir su visom savo tarnybom, ne? Kas pasidarė, miesto merė, tada Margarita įkūrė bendrijas, kurie iškėjame žemės sklypus, ir prašė ir iš esmės skatino, sakykime, tos sluoksnio žmonių bendruomenės, kad jos jungtųsi bendruomenės, jiem davė sklypus, ta prasme, imdavosi paskolas, bendruomenė imdavosi paskolas, statydavosi namus. Kitom kainom viskas vyko, nes kainavo tik tai statyba. Tinklai ir žemės sklypas buvo suteiktas miesto. Tik aišku, vėl buvo apribota, kad nebūtų pradėta naudotis, tai ten buvo apribota, kad 20 metų tu parduoti negali to būto, dėl to, kad čia vėl, kad neprasidėtų spekuliacijas. Tų sprendimų čia yra. Ir čia vienas iš būdų. Kitas dalykas, kol kas sutikit, kad Vilnius yra toks, kaip mes ir kalbėjom jau, ne, ištrikęs truputėlį apie tą tokią išsitaškiusi miestą aplinkui, bet iš susisiekimo būdų mes naudojam tik tai vieną, su individualiom mašinom daugiausia. Šiek tiek yra viešo transporto, bet labai nedaug. Jeigu taip pasižiūrėti vėl sveikų protų, mes dar neįveiklinę esam greitųjų geležinkelių, kurie, sakykime, aš taip, pavyzdžiui, matyčiau, čia mano vizija yra, matyčiau Trakus ir aplink Trakus puikias teritorijas prie ežerų, kur galima būtų puikiai gyvenimo sąlygos. Jeigu iš Trakų į Vilnių galima būtų atvažiuoti per kokį 15 minučių, tai čia iš viso nėra kur. Čia atvažiavai ir dirbi. Tarkim, to labiau, kad, tarkim, vien tik mes jau žinom apie geležinkelio viso 100 hektarų teritoriją, aš įsitikinęs, kad jinai kažkada įsiveiklins, kur tikrai ir prekybos centrai, ir biurai, ir kas tik nori bus. Tuo labiau kitos teritorijos, jeigu pažiūrėti vėl tas pats Vievis. Čia pat yra. Kas čia yra? Elektrėnai. Čia pat yra. Jeigu taip jau Europos masteliu, tai čia yra to pačio miesto priemiesčiai. Ir užtektų mums sugreitinti susisiekimą ir žmonėms pasidarytų kokybiškai visai kitas gyvenimas ir visai kitokiom kainom. Dėl to, kad šiandien, kodėl tos kainos darosi didelės? Dėl to, kad pasiūlos mažai yra. Šiandien dienai problema yra ta, kad žmonėms pasirinkimo didelio tai nėra. Bet 400 kvadratinių kilometrų. Ir aš dar duosiu pavyzdį, pavyzdžiui, Lukiškių aikštė, Goštauto gatvė palei upę, ir, sakykime, ten verslo trikampis ir iki Tauro kalno, tas kvartalas. Taip. Nieks negyvena. Pats miesto centras, bet yra Lukiškių kalėjimas, ten tai, kas turėjo būti ministerijų miestelių, neaišku, ar bus. Reiškia, didžiulė teritorija, reiškia, jau išvystytam su gatvėm, su visai įmanoma infrastruktūra, net su mokyklom, neipatingai gyvenama. O šiaip, ar mes turim, pavyzdžiui, kažkokių naujų teritorijų vystymą. Aš suprantu, kad dabar atsidaryk bet kurį bendrai planą, viskas saugoma, labai daug saugomų teritorijų, bet šiaip 400 kilometrų, kai būni prie Tapelio ežero, tai yra Antakalnis. Formaliai. Bet aš grįšiu prie to, ką kalbėjau. Mūsų mentalas vienkiemisto neleidžia įsiplėsti. Jeigu atvežtumėte jūs kokį Londono gyventoją, jisai sakytų, čia pas jūs dykros iš viso, čia nėra apie ką šnekėti. Ir atvežkite žmogų, kuris užaugęs vienkiemį, jisai sakys, kaip čia gerai, čia žalia, erdvu, čia taip ir turi būti, iš tikrųjų. Ir mes patys nesusitariam šitoje vietoje. Mes jau esame su Mindaugu kiek skaičiavę, tarkim, labai fainas miestas ir labai gera dalis yra Turniškis, ne? Tarkim, Nemenčinės Plentetinais. Ir mes skaičiavom, kiek aptarnauja infrastruktūra žmonių ten ir kiek aptarnauja čia. Jos siaubingai skaičiai. Ir tai ant kažkino pečių tas gula. Ir žmonės vis dar tebetiki. Aš ne veltui pakalbėjau apie pasikeitusią situaciją, apie rinkos ekonomiką ir apie privačios nuosavybės institutą. Tai šitie dalykai pradeda veikti, norim mes to nenorim, ir tai irgi formuoja tam tikrą prasme miesto veidą. Tai kad čia toje vietoje vėl grįžtų prie to, apie ką mes sakom, mums reikia kalbėtis, reikia ieškoti kompromisų. Nėra taip, kad, bet pavyzdžiui, Paupys, ten nueini savaitgalį, neatrodo, kad visi jau tokie vienkiemistai.
Tai taip. Reiškia, supratimas, kad čia visai cool. Ne, jis keičiasi. Bet santykis yra 13 tūkstančių su 50. Taip, 50 tūkstančių pasirinko Vienkiemį, 13 tūkstančių pasirinko Vilniaus centrą. Tai dar kol kas tas santykis žmonių mąstyme nėra miesto naudai. Aš manau, kad didelė dalis, aišku, yra ir kainos klausimas, nes realiai butas Paupy, taip saliginai, ar ne, tai yra ten 2-3 namai kur nors, 2-3 namai kažkur kitur. Ir tada, žinai, žmogusgi nevertina, kad jo ten partneris nedirbs, vežios vaikus, ta prasme, nebus pajamų šeimai. Kad bus po to problemos, kad sakys, nebenorime mes to 3 vaiko dėl to, kad jau mes su tais 2, pažiūrėk, kiek tampėmės, dar leisk man grįžti gyvenimą. Tai prasme, tai vat iš tikro tokio vienkiemizmo kyla labai daug tokių socialinių problemų, kurių net, tu gal iš karto nematai ir tu savo pasirinkimą darydamas, dabar pirkdamas namą kokiam nors ant Pamiškių kaime, tu net neįsivaizduoji, kad tu nulemi realiai savo gyvenimą iki pat pensijos, jeigu tu visą save sudėjai. Mano pavyzdys toks, ta prasme, nusipirkom namą ir gyvenam su šeima name, patys savom rankom padarėm, bet pavyzdžiui, yra tokių projektų, mano dėstytojas Vokietijoje, kur dariau diplominį darbą, buvo toks būtent savivaldybės projektas, statė realiai etažerę, lentynas ir tada atidavė žmonėms įsirengti. Taip pritraukė silpnesnį socialinį sluoksnį į vakarų Berlyno centrą. Ten irgi ten tokie probleminiai rajonai, reikėjo jaunų žmonių, reikėjo ten gal kai kuriuos probleminius ištraukti, tai jos tokiu būdu. Buvo toks, savistatybos, reiškia, yra statybos prižiūrėtojas, jis žiūri, kad tu nepridarytum nesąmonių, ta prasme, bet jie kartu nusipirko medžiagų, kaip suprato, kaip padarė, ta prasme, ir atsirado toks spintos pastatas, labai įdomu. Ta prasme, galima, tokių projektų visokių tu gali padaryti, norėdamas tą vidutinį sluoksnį kažkaip pritraukti į miestą. Todėl, kad dar atsiranda tie mūsų kultūros elementai, hipsteriai visokie, kurie ir džiaugiasi tokiam gyvenime, tai čia vėl visokių yra. Tas miestas visų pirma įvairovė yra didžiulė. Alternatyvų yra, pas mus irgi ten 2000-ųjų pradžioje labai neblogai prisimenu, buvo 500 litų už kvadratinį metrą Ševčenkos ten Vytenio gatvėje, reiškia, prasidėjo transformacija, bet irgi dalinai tik pasiteisino, nes tie, reiškia, bendros nuosavybės kiemai, su tuo mentalitetu, reiškia, ir liko tokie, bet kokie, nepaisant to, kad viduj tų loftų faina ir taip toliau. Bet, sakykime, tai gal tada Vilniaus vyriausias architektas ir mero komanda per daug dėmesio skiria ten projektų derinimui, bet per mažai dėmesio skiria tokiom idėjom, kaip, pavyzdžiui, naujininkuose skatinti, tą naują tipologiją, reiškia, kur ne vien vystytojai pasiūlo miestui naujus būstus. Aš tik tai dar vieną aspektą, čia tokį, atėjo galvo dar vienas elementas, kuris mums svarbus yra, mes nelabai mokam gyventi bendruomenėse. Ir čia yra dar vienas elementas, kuris irgi stabdo šiek tiek reikalus. Dėl to, kad žmonės pas mus sugeba nemokėti, tarkim. Gyvena kažkur bendroje erdvėje, apie tos loftus, kaip pradėti, ir bendrus kiemus. Aš nemokėsiu, aš čia to nedarysiu. Tai pas mus dar yra irgi tas negebėjimas būti bendruomeniai kaip elementas atsiradęs iš vienkiemisto ir jisai dažnai būna irgi tam tikras stabdys dėl norėjimo būti bendrai, nes bendrai gyventi tai reiškia daryti kompromisą visada ir klausytis dar ir kito žmogaus interesų ir ieškoti, kaip mes galėtume bendrai būti. Didelė dalim dar mes gyvenam ir ypatingai žmonės, kada ta demokratija, arba tas mūsų demokratinis vystymosi kelias pasirinktas, dar tai nėra jiems iki gilumos suprantamas, kaip mes tą demokratiją suprantam. Demokratija nėra anarchija, kad tu tik gali save deklaruoti ir nekreip dėmesio nei į kaimyną, nei į bendraturtį. Ir šitoj vietoj mūsų įstatymai, kurie didelė dalim įprasmina tą demokratiją, kad čia jūsų teisė ir taip toliau, pareigų nebuvimas, jis atsiliepia irgi mūsų miestams ir mūsų miestų plėtrai. Norit, nenorit šiandien dienai. Ir kiek yra atveju, mes, tarkim, net nauji namai pastatyti, daugiabučiai nauji. Nemoka kažkas, 2 nemoka. Teismai dėl 500 eurų vyksta 6 teismai Ukmergėj, nes toks paskirtas posėdis. Kiek mes sąnaudų patiriam? Nėra greitų sprendimo būdų. Ir šitoje vietoje, man atrodo, kad truputėlį tam tikras spaudimą, nes aš turiu patirties, tarkim, kitose šalyse, kaip yra sprendžiami tie dalykai Švedijoje ir taip toliau. Ten su tavim nieks neatsisatskina, kad tu nemokėjai ir tu nemoki čia. Išstatė teismas, tavo tą butą pardavė, tau kas liko iš skolos atidavė ir viso gero. Ir nieks čia labai su tavim. Ir čia yra demokratija, ta pati. Ta prasme, kad demokratija nėra anarchija ir šitai tas suprastas būtinumas, kaip mums gyventi kartu,
man atrodo, irgi vienas iš tų elementų, nuo ko priklauso, kaip mes tą miestą matysime. Čia iš tikrųjų, su Olandais kažkada diskutuojant, sakau, kaip jūs taip susiorganizuoti. Tai iš tikrųjų sakė, vanduo. Tu su vandeniu nepasitarsi. Tu nemokėdamas už dambo statybą, realiai tu pasmerki visą bendruomenę paskesti. Ir sako, mes iš to, būtent iš tos kovos. Bendras priešas. Bendras priešas. Ir jie tada susiformavo bendruomenės, kurios iš tikrųjų, kryptingai veikia. Man atrodo, tas olandiško tokio vystymo miesto pavyzdys, jis labai geras. Jie labai racionalūs. Ir labai žemė žiauriai brangi. Labai gerą, tu dabar užvedai temą, Mindaugai. Užvedai gerą temą, kad aš ir pats iš mūsų pirkėjų pastebiu, nes daug tų jau pasakyti, turbūt beveik 7,000 būtų pastatyta mūsų, vien tik tai aš jau skaitau, kad aš Lietuvoje miestą pastatęs esu vien tik su Eikos komanda. Tai kas yra įdomu, kad pirkėjai vietiniai ir grįžę pabuvę vakaruose skiriasi. Visiškai žmonės jau kitaip supranta, jau iš ryto jie atsikėlė, jeigu pasnigo, pasiėmė kastuvą, nukas sniegą. Mūsiškiai dar piktinasi ir skambina į savivaldybę, kodėl sniegas nenukastas yra. Tai dar tas mūsų bendruomeniškumas yra, ir jau čia yra pokyčiai. Jau man patinka, kad vakarietis atvažiavęs, jis neskambina į savivaldybę merui, kodėl man sniegas nenukastas prie namo, jis ima kastuvą ir supranta, kad pasnigo per naktį, man reikia nusikasti, kad aš galėčiau švariai prieiti prie namo. Tai tas bendruomeniškumas ir tas supratimas bendro priešo ir bendruomenėse sprendimas klausimų, mes esam dar tik tai pačiam pradžioje vystymėsi šito daikto. Ir man atrodo, kad tas įtakos labai stipriai ir mūsų miesto ateitį. Sniego kasimas, pavyzdžiui, Vokietijoje mane šokiravo, kai aš ten pirmą kartą žiemą patekau, prisnigo, ką jie darė, čiupo kastuvus ir bėgo kas šaligatvių. Ne savo sklypo, bet šaligatvio, miesto infrastruktūros. Nes pasirodo, jie yra įpareigoti. Jeigu tu nenukasiai ir kažkas paslydo ir prasiskėlė galvą, tu būsi kaltas. Ta prasme, yra visai kitos bendra gyvenimo taisyklės. Tu nepadarei savo darbo, nenusikasiai šaligatvio. Mindaugai, man beveik baisu klausyti, reiškia, mes turim laukti, reiškia, šimtmetį visuomenės raidos. Mes neturim laukti, mes turim dirbti ir kalbėti. Taip, mes kalbėti turim. Mes turim kalbėti apie tai. Jo, nekalbant. Bet čia laukiant nieks neįvyks, savaime nepasikeis. Jo, gali įsiskirstyti to savo vienkiemius, realiai, bet perkūnkiemis jis nieko nuo vienkiemio nesiskiria, tik jis vertikaliai išdėstytas. Nėra bendrų erdvių, nėra kur susirinkti. Ar tu atėjai į savo sklypą, ar tu atėjai į savo butą ten 18 aukšte. Ta prasme, didelio skirtumo nėra. Tu vis tiek esi vienatviai. Kaune yra toks įdomus daugiabutis Dainavos rajone, ten 60 metų, kur buvo sukelti į porą daugiabučių kaimų gyventojų, kuriuos Hesas užliejo. Ir ten įdomus įvykęs, reiškia, jie paskui aplink savo daugiabučius, žinai, ir daržus pasidarė, ir koplytstulpin, reiškia, bandė sugrįžti į tą, žinai, jie turėjo tos sodus dar tais laikais, žinai, tai, Ir tas, tarp kitko, vėl čia gal nėra labai blogai. Aš kažkada kalbėjau su Daiva, su Anykščių architektė. Sako, mano svajonė išgriauti visus tuos 5 aukščius ir vėl padaryti Anykščius miestą. Mažuose miesteliuose tai vienareikšmiškai. Ta prasme, stovi, reiškia, visiškai kito gyvenimo būdo, visiškai, reiškia, nieko. Aš tą mačiau Skuode. Vieną kartą esu buvęs tik tai Skuode ir mačiau tą paveikslą. Miesto centras, dar iš turbūt Smetonos laikų susiformavęs, miesto aikštėje, ten dar namelė aplinkui. O to tie baisus 5 aukščiai ir šalia jų daržai. Toks vaizdas, tai siurrealistinis. Ir tos pačios širvintos, žinai, tos tvenkiniai, ten tokį jautrų, žinai, ir fone 5 aukščiai. Tu prasme, kaip miesto mastelis, jis padarytas 3-4 aukštų, toks mažus jaukus. Bet vėl čia turbūt ateities reikalas, matyti nuo to miesto raidos priklausys, kaip čia jis atrodys, nes tą patį Londoną paimkit. Po Antro pasaulinio karo daug pristatyta buvo 4 aukščių pačiam Londone, kur reikėjo apgyvendinti karius grįžusius ir jų šeimas ir taip toliau. Ir tokia buvo staigi statyba, reikėjo patenkinti. Aš manau, kad mūsų plėtra miestų labai atsispindėjo, apie ką mes kalbėjome, apie pramonės plėtrą, nes atsiminkim, kad iš agrarinės valstybės, reiškia, po Antro pasaulinio karo tokie centrai, kas buvo Panevėžys prieš Antrą pasaulinį karą? Miesteliukas, 110 000 gyventojų staiga, Šiauliai, kaip minėjau, 1900 metai, 5 000 gyventojų, 100 000 ir taip toliau. Ta prasme, kad ta plėtra, aišku, tas greitis, industrializacija pati, kada pramonė plėtėsi iš visų kaimų, iš visur sutraukė ir iš plačiosios sąjungos sutraukė labai daug žmonių, tam reikėjo apgyvendinimo ir sprendė greitai. Ir to labiau, pažiūrėkit, dar vienas sprendimas, kuris galėjo tikrai būti kitaip padarytas, kolektyviniai sodai. Jeigu būtų leista žmonėms suplanuoti tose teritorijos pasistatyti namelius,
Tai mes turėtume šiandien priemiesčius, bet ne tos sodus, kuriuose šiandien dabar yra problemų infrastruktūros labai didelių. Taip kad aš manau, kad čia po kiek laiko gal, jeigu miestas plėsis, bet gal tas miestas irgi nelabai bet turi ateities, nes šiandieniniai globalizacijai tikėtis, kad visi tie miestai atgims, pasikeis tie senieji chruščioviniai namai į kažkokius individus, sunkiai tikėtina. Ir aš įsivaizduoju, kad dabartinės demografijos, apie ką mes kalbėjom, perspektyvos, aišku, ir aplamai, paimkime tą pačią Suomiją, jeigu tai pakankamai homogeniškai išdėstyta šalis, juk aš pats labai gerai atsimenu Helsinkį, kai pradėjau važinėti 93 metais, jame gyveno kaip Kaune, 400 000 gyventojų buvo Helsinkis. Dabar su visom savo aplinkiniam teritorijom, mes pavanta ten tom visom 1,5 milijono gyventojų. Ir praktiškai sąskaita vidinės emigracijos, ne išorinės išaugo. Tai aš sunkiai tikėtina, kad mes dabar išplėsim į šituos. Matyt, kad miestai tokie ir liks. Mūsų miesteliai turbūt išgyvens labai sunku ateities savo egzistencijos būklę. Tai klausimas yra šiandienai, kaip suvaldyti ir padaryti tą miestą patrauklų gyventojų. Turbūt yra čia svarbiausias. Bet vėl grįžtų prie to, kad tai turi būti miestelėnų diskusija. Ir nenori specialistai reikalingi, bet mums reikia tą ugdymo formatą miestiečių irgi neapleisti. Reikia kalbėti apie tai, nes žmonės turi suprasti, kodėl taip reikia. Galima šiek tiek rezumuoti, tai atrodo, kad sutarėm, kad formalaus viešo svarstymo, kur tik reiškia informuojama visuomenė apie būsimą projektą konkrečiam taške, galbūt yra neišvengiama, bet to neužtenka. Atrodo, kad norisi, reiškia, tos kažkokios gilesnės diskusijos, tai vat kažkokie bendri formai, bendri pokalbiai, gal mūsų pokalbis kažkiek paskatins tiek specialistus, tiek platesniam rate diskutuoti ir galbūt prieiti kažkokių teisingų įžvalgų, kur mes galėtum judėti. Jo, tai aš kažkaip, žinai, dažniausiai pabaigiu tokiu geru palinkėjimu Vilniui. Ta prasme, esam toks vidutinės dydžio miestas, reiškia, turim jaunus žmonės, esam augantis krentančiam regione, šansai išskirtiniai ir realiai daugeliu atveju mūsų civilizacijos, lietuviškos civilizacijos išgyvenimas priklauso nuo Vilniaus ir dar trupučiuką nuo Kauno, Klaipėdos, tų kitų miestų. Realiai, ką mes padarysim čia, nuo to priklausys labai smarkiai mūsų visos šalies ateitis, nes mes galim įsivažinėti po Amsterdamus, Varšuvas ir reiškia Stokholmus, ar ne? Ir vat toj vietoje tada ir naudokime to vat patogaus gyventi, kompaktiško miesto, kur mes galim susitart, kur nesugaištam daug laiko kamščiuose, nepaisant rugsėjo 2 dienos, kai čia reiškia dar vis pastovi 20 minučių, tai vis tik tai nėra tie didieji kamščiai, ką turi kiti miestai. Mes turim puikias gyvenimo sąlygas ir turim jas išnaudoti. Ir vėl, vat ką Robertas sakė apie kalbėjimąsi. Nesikalbėdami, mes einam į vienkiemius. Ir vat ta kalbėjimo kultūra, jinai labai labai svarbi ir kuo daugiau to kalbėjimo, tai tuo daugiau ir miestiškumo atsiranda, nes reiškia, Graikijos miestai, agora, susirinkimas ir piliečiai sprendžia pradėti karą su gretimu miestu ar ne. Tai viskas prasidėjo būtent nuo besikalbančių piliečių. Tai aš lygiai to paties noriu palinkėti, kad mes po truputį brestume, kad mes taptume tikrais miestelėnais, kad mes girdėtume vieni kitus, kad mes sutartume dėl to, koks tas miestas mums turėtų būti patogus gyvenimui. O Vilnius yra nuostabus miestas, iš tikrųjų žalias, yra sveikas miestas, nepamirškim saugus, kada dabar mes stebim, kas vyksta Europoje, tai čia mes galim net deklaruoti, kad čia yra vienas saugiausių miestų, mes laisvai vaikštom po jį, mes neturim nusikaltimų praktiškai čia ir tai yra šiandien vertybė viena iš didžiausių turbūt Europoje, tai mes išsaugokim tą, ką turim gero ir kartu puoselėkim tą miestą ir aukim organiškai, ar, sakykime, net ir migracijos prasme, aš tai manyčiau, kad šiandien matyt bus, padarykim tą migraciją reguliuojamą, kad mes bent jau žinotume, ką mes čia kviečiam, kur mes kviečiam, ir tai gali ateiti per tai, apie ką aš pradžioje kalbėjau, apie naujus mokslo centrus, apie naujas galimybės, nes žmonės važiuoja ten, kurie turi darbą, kurie gali saugiai gyventi, kurie gali, reiškia, auginti saugiai savo vaikus, kur patogu yra infrastruktūros prasme viską tą daryti, tai aš noriu, kad Vilnius toks ir išliktų ir dar būtų geresnis. Ačiū labai. Visiems žiūrėjusiam dėkoju ir matau, kad mes neblogam kely. Aš tikiuosi, kad ne tik Vilniaus miestas ir kiti Lietuvos miestai, bet ir Lietuvos architektų rūmų tinklalaidė augs ir sulauks daugiau jūsų laikų ir
patiktukų. Tai ačiū visiems. Ačiū. Ačiū.